Buvo toks senas gatvės žibintas. Jis daug metų teisingai tarnavo ir pagaliau nusprendė jį atleisti. Jis žinojo, kad paskutinį vakarą kabo ant stulpo ir šviečia gatvę ir jautėsi taip, kaip jaučiasi sena baleto šokėja, šokanti paskutinį kartą ir žinanti, kad kitą dieną turės kraustytis į savo kambarėlį pastogėje. Su didelė baime ir jis laukė tos dienos. Ta diena jis turės pasirodyti rotušėj ir 36 miesto tėvai turės nuspręsti, ar jis dar tinka darbui, ar jau nebetinka. Tada nuspręs, ar pastatyti kur šviesti ant tilto, ar nusiųsti į kokį kaimo fabriką, arba į liejyklą, kad jį perlietų. Tenai viskas iš jo galėtų išeiti. Tik jis kankinosi nežinodamas ir atmins kas, kad jis kadaise buvo gatvės žibintas. Paskutinį vakarą švietė žibintas, tos liūdnos mintis visiems lindo į galvą ir jis prastai degė. Kartais jam ateidavo ir kitos mintys. Jis buvo daug matęs, daug žinojo, galbūt netgi daugiau už tos 36 miesto tėvus, bet jis tylėjo ir nieko nesakė. Toks padorus žibintas nenorėjo nieko įžeisti, juo labiau savo vyresnybės. Jis atsiminė daug dalykų. Juos minint mirksėdavo jo liepsna ir jis galvojo, kad ir jį turės kas atsiminti. Sakykim, tas gražus jaunikaitis. Nuo to laiko jau praėjo daug metų. Jis prisiartino prie mane su laišku. Popierius buvo rausvas, kraštai paauksuoti. Raštas gražus, moteriškos rankos rašytas. Jis perskaitė 2 kartus. Pabučiavo ir pakėlė į mane savo žibančias akis. O jos sakė, aš laimingiausias žmogus pasaulyje.